B grupėje geriausius šansus turi. Opapa! Apie šansus galėsim pakalbėti vėliau, o čia puikus smūgis, fantastiškas pataikymas. Na ir 5 numeris. Giedrius Mažrimas pasižymėjo labai įspūdingų kažkuriame taurės turnyre. Buvo su Varėnos Merkiu, o čia įvartis. Ir iš patrankos. Danas Zaunys, ar čia žiūrėkime dar kartą. Kažkai taip pykštelėjo. Labai neblogai atšoka kamuolys. Taip, Danas Zaunys lygina rezultatą. Patikrina skersinį. Emilijus Šinkūnas. Ojojojojoj. Rolandas Gumbrys. Toj, ko neišnaudojo žaisdamas su Inter komanda. Na, čia verta atskiro dėmesio, verta atskiro kadro. Perdavimas, vartininko perdavimas ir... Bravo. Bravo. Nu, tai nebuvo šuolyje per save akrobatinis smūgis. Buvo taurė. Priklauso Eldorado ekipai. Vaskunovičius. Ir dar vienas žaibas. Pagaliau Albertas Vaskunovičius, man regis, visą šį turnyrą tokiu pražaidė antrų numerių, taip neįsiskirdamas, nesiafišuodamas. Pažiūrėkim dabar, praėjo pro Giedrių Mažrimą, jau nelabai yra jėgų. Ir Mindaugas Kasparas tik statistas ir smūgis į tolimą patinę. Laimėjo Rodvikovą. Ten grėsmingas bandymas, dabar gražiai paleistas kamuolys ir 2-0. 44 numeris German Jezerski. 2-0 labai svari paraiška. Klaipėda City. Tomas Krišnauskas blokavo. Buvo bandymą, bet štai atsakymas ir Tomas Raštutis. Na, ta tokia pavojingiausia situacija, kai prieš vartininką varžovas iššoka. Ten Rolandas Gumbrys, taip užėmė gerą poziciją, praleido kamuolį, na ir jau vėl didėja Eldorado komandos spaudimas, taip ir turi būti. Deividas Reimaris, ojojojojoj! Kas čia buvo, kaip čia iš to filmuko, ar čia žaibas, ar čia lokomotyvas, ar čia raketa? Ne, čia Deividas Reimaris iš kairės. Pažiūrėkite, net kamera nespėjo susekti kamuolio skriejimo